Sveika, Marija, malonės pilnoji. Kokia tavo nuodėmė? Alejandrai, ką ten darai? Prašau, pasikalbėkim. Tik prašau mane išklausyti. Nenoriu klausytis melo. Teks? Nepaleisiu tavęs, kol neišklausysi, negaliu išmest tavęs iš galvos. Man tavęs reikia. Praleidai linksmą naktį su Lukrecija. Žinau, kad tu su ja miegoji, Alejandrai. Jei taip sakė Lukrecija, ji melavo. Nuo tada, kai atvyko į rančą, mes nebuvom kartu. Atvirkščiai mes išsiskyrėm. Buvau atviras ir prisipažinau, kad jos nebemyliu. Viktorija, prisiekiu, negalėčiau būti su kita moterim, nes myliu tave. Tiki manim? Prašau, pasakyk, kad tiki. Prašau, pasakyk, kad tiki. Melagis, bet tau neišdegs. Daugiau manęs nekvailinsi. Prašau, turi manim patikėti. Lukrecija man nieko nereiškia, ji praeitį. Kaip ir aš. Jei manai, kad patikėsiu, reiškia, tu manęs nepažįsti. Daryk, ką nori, bet palik mane ramybėje. Aš nepasiduosiu. Man tavęs reikia, supranti? Be tavęs negaliu gyventi. O aš galiu. Ko tikėjaisi? Kad mane apgausi? Kad apkaltinsi mano tėvą nužudžius tavo motiną, nors žinojai, kad jis nekaltas? Neneik. Žinau, kad suartėjai su manim tik todėl, kad atkeršytum tėčiui. Jam šeima svarbiau už viską, Alejandrai. Bet tau tai nerūpėjo. Tu mane suviliojai. Žinau, pradžioje taip ir buvo. Bet aš tave įsimylėjau. Jei manai, kad tavo žodžiai mane sustabdys, tu manęs nepažįsti, Viktorija. Mano meilė tau amžina. Jokia kita moteris nebus tokia nuostabi kaip tu. Negaišk laiko ir neįsisvajok, Alejandrai. Niekada tavim nepatikėsiu. Grįžk pas Lukreciją, ji turbūt laukia. Padariau klaidą, įsileisdama tave į gyvenimą, Alejandrai, bet tai nesitęs. Viktorija. Viktorija.